Čia Sadleifi Shop Test. Čia Perkūno namai. Labas vakaras, aš esu Paulius Zanevičius iš radio laidos Perkūno namai. Dabar esu New York klube Vilniuje, kur šį vakar vyksta tikra pagoniško metalo fiesta. Ką tik ant scenos labai smagiai sugrojo lietuviškos grupės Juodvarnis ir Optest. Dabar ant scenos ropščiasi ar galbūt jau užsiropštė svečiai iš Rusijos Arkona. O aš nutariau pasišnekučiuoti su neseniai čionais langus, grindis, sienas, duris ir alaus bokalus sudrebinusiais Optest, o jei tiksliau tai grupės gitaristu Evaldu. Tai sveikas, Evaldai, kaip sekasi, kaip gyvuoju? Sveikas, gerai, koncertas buvo geras, tikrai karšta, dabar galima savo išgerti bokalą alaus ir pasišnekučiuoti su tavimi. Po koncertų kartais įspūdžiai skiriasi iš klausytojo pusės ir iš atlikėjo pusės, tai man kaip žiūrovui buvo labai smagu ir faina, kaip improjo pats koncertas. Tiesą sakant, čia ta virtuvė, kurios iš tikrųjų gerbėjai ir klausytojai niekad negirdi ir nemato, tai muzikantai nulipę nuo scenos visą laiką pasibara, pasiginčia ir, žodžiu, visaip agresyviai aptarė praėjusį koncertą, nes nesusipratimų visą laiką būna ir tokią ekstremalią muziką grojant, tai nėra taip paprasta išgauti tai, ko tu nori ant scenos. Ir vienas dalykas tai, kad klausytojai girdi vieną garsą salėje, o mes muzikantai ant scenos, mes visai kitaip visą tą koncertą matom ir girdim ir dėl to mes galim ir ten po koncerto pasipykti dėl to, kas kaip buvo ten negerai, bet iš tikrųjų salėje viskas būna visiškai kitaip. Interviu dažniausia yra pradedami tokiais kultūringais įžanginiais klausimais, bet aš iš tikrųjų tai pradėsiu nuo tokio reikalavimo pasiaiškinti savotiško, nes štai nuo pastarojo albumo praėjo jau maždaug 7 metai. Kodėl ta pertrauka buvo tokia ilga ir kada jūs ją pribaigsit? Todėl, kad mūsų grupė nėra tokia, kuri, tarkim, pasirašė sutartį su leidybinė kompanija ir kasmet turi pagal sutartį iškepti kaip keptuvę blynų po albumą. Ir mes esam daugmaž savarankiški ir atsidavę tokiai kūrybai, kuri mus nevaržytų ir mes neturim kažkokių terminų. Tiesiog gyvenime buvo toks laikas, kadangi mes jau gyvuojame daugiau negu 20 metų, tai buvo toks laikas gyvenime, tiesiog periodas, kai mes galėjome labai daug laiko skirti muzikai ir susibūrimam, o dabar pastaruosius kelis metus tiesiog mes negalime tiek daug skirti muzikai, dėl to viskas taip užsitęsia, bet aš galiu tvirtai pasakyti, kad mes tikrai dirbam su naujais kūriniais ir netrukus tikrai jūs išvysite kažkokius naujus mūsų leidinius. Tai šis tas naujo vyksta Optestų fronte? Be abejo, darbas vyksta, mes susirinkam, repetuojam ir dėliojam naują kūrybą ir ją šlifuojame ir norime padaryti tiesiog tai labai gerai, dėl to nenorime skubėti. Kažkada berods po akustinio gyvybės medžio pristatymo buvo kalbų apie akustinį albumą. Ar tos kalbos ir liko tik tai kalbom kažkada pasakytom, ar čia iš tikrųjų tokia mintis dar egzistuoja? Žodis nežvirblis pasakė ir viskas, o
tiesiog tie planai, prioritetai keičiasi ir aš manau, kad mes tikrai tai padarysime, bet tiesiog negaliu pasakyti kada. Tiesiog susikeičia prioritetai ir tiesiog tokie projektai, jie tiesiog nusikelia į tolimesnę ateitį. Sugrįžkime į sąlyginai netolimą praeitį, 2008-uosius. Gyvybės medis iš tikrųjų muzikinė prasme labai skiriasi nuo ankstesnių albumų ir įvairių vertinimų susilaukė. Kai kurie sakė, kad čia į naujas visiškai teritorijas įžengėt ir tai geriausias albumas, o kai kuriem užkietėjusiam blekeriam nepatiko. Tai kas nulėmė tokius pokyčius albumo stilistikoje ir kaip patys patenkinti šituo darbu likot? Iš tikrųjų, aš labai būčiau patenkintas, jeigu vat, kritikai kažkokie ar klausytojai tiesiog jie išvelgtų visoje aptestų kūrybai kažkokį judesį, pastovę kaitą kažkokią ir pastovius tos ieškojimus ir kad palyginus kiekvieną mūsų leidinį, jie rastų tą visą minties kažkokį vystymąsi ir nestovėjimą vietoje. Ir aš manau, kad man pačiam kaip kūrėjui tai atrodo, kad aš stengiuosi, reiškia, kažką atrasti naujo, išbandyti naujo ir kad tie leidiniai tarpusavyje skiriasi. Ir negaliu aš išskirti, tarkim, vieno kažkokio grupės etapo ir paskui kito, taip griežtai. Mano manimu, kiekvienas leidinys yra truputį kitoks ir tie laiko tarpai yra gan nemaži, keli metai, ten 2, 3, 4 metai ir dėl to aš neabejoju, kad naujausias mūsų darbas, jisai skirsis gerokai nuo visos mūsų ankstesnės kūrybos. O į kurią pusę jis turėtų skirtis vis tiek? Sakykim, gyvybės medį daug kas suprato kaip tokį, sakykim, mažiau blekovą, nuosaikesnį. Taip, tai aš manau, kad bus bleko daugiau negu gyvybmedį naujoje kūryboje. Nes vis tiek kažkaip mes atsiduodam tam gyvybės ir gyvenimo rato cikliškumui kažkokiam ir tu ne tai, kad sugrįžti atgal neįmanoma, bet tu eini ciklais ir tu kaip kibirų šulinį užsemi kažko seno dar. Užsemi ir tada tai maišai su kažkuo nauju ir gaunasi kažkoks unikalus derinys. Tai kaip suprantu, strategija jūsų yra norima evoliucionuoti, o ne staigiom tokiom revoliucijom. Be abejo, ir tai lemia, čia tokia kaip, aišku, kūrėjo vidinė virtuvė, bet aš nuo pat kūrybinio kelio pradžios, nuo aptestų įsikūrimo, tarkim, visas demo versijas, visas mintis, viską įrašinėjau, fiksuoju. Ir tarkim, kuriant naują albumą, aš susirandu archyvą visos kūrybinės medžiagos prieš tai buvusio albumo ir panaudoju, tarkim, tokius dalykus, kurie nebuvo panaudoti albume, aš panaudoju naujom dainom, naujiem kūriniam ir dėl to, tarkim, dabar naujas albumas, kuris, tarkim, pasirodys kažkada ateity, tai jame bus labai daug tokių kūrybinių atliekų iš gyvybės medžio epochos, iš kartos į kartą epochos, iš netgi jau kasiniams dievams epochos, nes iš tikro kūrybos jos yra daug, bet ne viskas yra realizuojama, nes tiesiog mes fiziškai to negalim padaryti. Mirtis apkabina, šaknis padabina, gyvačių nuodai, praeitį pavaišina, užgauta styga, gilumon panardina, ir žodis užgimsta, ir mirtį graudina. Jau
jau kuris laikas įsitvirtinot kaip tokie pagoniško metalo etalonas ambasadoriai šito žanro Lietuvoje. Ir šitą temą turbūt pradėjot plėtoti ne nuo pat kūrybos pradžios, ar... Ne, tikrai. Kaip jinai atsirado testuose ir kurio iš narių čia galbūt buvo pomėgis ir panašiai? Čia buvo turbūt mano pomėgis. Aš įstojau Vilniaus universitetą į archeologiją, tiesiog susidomėjęs Lietuvos istoriją ir supratau, kad man gyvenime įdomu yra tirti būtent praeitį. Lietuvos praeitį, savo praeitį ir tas kažkaip labai sukoreliavo su mano kūryba muzikinė ir buvo bendraminčiai, buvo kažkokios brolijos bendraminčių, tokios į senovę, atkuriant ant kažkokius amatus, gyvenseną senovinę, kitaip sakant, rekonstrukcija dabar tai vadinama. Ir tai labai, labai mane įkvėpė ir aš tai tiesiog norėjau perduoti su muzika. Tai tas etapas, aš sakyčiau, prasidėjo kokiais 95-96 metais, būtent po mūsų demo įrašų ir pirmas albumas jau buvo būtent žinia labai konkreti. O kiek jums asmeniškai tie senovės motyvai, pagonybės motyvai yra svarbus? Ar tai toksai daugiau akademinis interesas, ar tai yra kažkas su pasaulėžiūra asmeninė susiję labiau ir panašiai? Man asmeniškai tai susiję labai su pasaulėžiūra, nes aš dalyvauju ir toj kultūriniai veikloje, rekonstrukcijos veikloje ir moksliniai veikloje dalyvauju ir kaip archeologas, kaip istorikas ir tiesiog mano kelias yra puoselėti mūsų kultūrą ir ją perduoti ateinančiom kartom. Tai yra iš kartos į kartą toks moto ir tiesiog dirbti su jaunimu, juos įkvėpti ir tiesiog perduoti tą meilę savo kraštui, meilę savo kultūrai. Nes tai yra mūsų tapatybė ir mes turim žinot, kas mes tokie. Ir aš manau, kad tai yra toks mano kelias. Esat Lietuvos metalinės scenos dalyviai jau daugiau negu 20 metų ir turbūt stebit, kaip viskas vystosi ir keičiasi. Tai kaip vertinat tą scenos būklę tada, tai yra tais 90-aisiais, ankstyvaisiais, viduriniais ir dabar? Ar yra progresas daugiau scenos pokytyje, ar kaip tik regresas yra prarandama kažkas, kas buvo? Kažkaip keletą metų atgal tai aš buvau pesimistiškai labai nusiteikęs į tą Lietuvos sceną, nes kai mes pradėjom labai aktyviai, tarkim, koncertuoti ten ypatingai po to albumo iš kartos į kartą, mes susiradom reikiamus narius, užpildėm savo visą sąstatą, surinkom komandą, buvo vadybininkas, garso operatorius, visi 5 muzikantai ir tokia stipria komanda, kaip kumščių mes tiesiog tada jau veržėmės ir į užsienį visur ir tikrai nemažai apvažinėjom ir Europos ir pasaulio ir žodžiu, sugrojome labai daug koncertų, o norėjosi vėliau toks irgi savotiškas kaip ir žaidimas, norėjosi, kad atsirastų tos jaunos grupės, jaunimas, kuris būtų įkvėptas to pačio viso judėjimo ir tiesiog jiem tai būtų kaip kažkoks pavyzdys, nežinau, kad tai jos įkvėptų. Ir man visą laiką trūko, aš vis eidavau, tarkim, į koncertus, kur groja jaunos lietuviškos grupės. Mes su Optestais irgi, tarkim, koncertuose stengdavomės pagal galimybės imti kažkokias jaunas grupės į reiškia, suportą, vien tik tam, kad jaunimas tiesiog atsiskleistų, kad, duoti jam galimybę irgi pasireikšti. Ir aš visą laiką laukiau, kada bus tos grupės kažkokios, kurios mane užkabintų. Ir buvo toks laiko tarpas, tarkim, nuo iš kartos į kartą, 2005-2006, tai aš buvau labai pesimistiškai nusiteikęs. O pastaraisiais metais įvyko kažkoks lūžis. Įvyko lūžis gal, nežinau, kokiais 10-12 prieš 3-5 metus, kai tikrai pradėjo, ar kažkokia nauja karta užaugo, ar ką, bet pradėjo rastis daugybė grupių, bent jau čia Vilniuje, tikrai nuostabių grupių.
Tai oldschoolinio trasho grupės, ten defo, kažkokio eksperimentinio metalo, bet jos yra superinės, aš vaikštau į koncertus kartais ir aš džiaugiuosi, kad užaugo pagaliau ta karta, kurios aš laukiau gal prieš 10 metų, prieš 8 metus, o dabar jie yra. Labiausiai tai mane nustebino Frenetics, tokie trasheriai, nes pirmą kartą juos išgirdęs, aš net negalėjau patikėti, kad tai lietuvių grupė, tarkim. Ir tai yra, iš mano pusės, tai yra didžiausias įvertinimas. Dar yra tokie Living Altar, tas pats Juodvarnis irgi labai neblogai groja. Bet tai taip pažiūrėjus, ar dauguma šitų grupių vis dėlto vargu ar siekia, pavyzdžiui, Ghost Stormų lygį? Ne, jie nesiekia, bet jie turi ambicijų ir potencialo. Ir, ta prasme, mes po kelių metų pamatysim, ko jie verti iš tikrųjų. 12 brolių Juodvarnis laksto! 12 brolių Juodvarnis laksto! 12 brolių Juodvarnis laksto! 12 brolių Juodvarnis laksto! Buvo labai smagus koncertas ir taip pat malonus pokalbis, tai dėkui labai. Linkiu sėkmės jūsų laidai, jūsų radijas iš vis yra superinis, todėl kad jis yra prieinamas ir aš mašinai, kai važiuoju, visą laiką groja Classic Rock FM. Visą laiką, nes tai yra superinis radijas. Balsą kaip ten kažkokį mantrą.